Laidos generalinis rėmėjas Maisto papildai Adiada. Laidos rėmėjas Kvapnios dalybos, nišiniai kvepalai mažais kiekiais. Koko Chanel yra pasakius: kvepinkite tas vietas, kur tikitės bučinio. Ir šio pokalbio tema – kvepalų pasaulis. Mokslininkai sutinka, kad kvepalų prigimtis yra asociatyvi. Jie sustiprina mūsų vaizduotę, paskatina pojūčius ir perkelia mus į kitą realybę. Kvepalai mums dovanoja iliuziją. Kad renkamės vienokius ar kitokius kvepalus yra tikrai neatsitiktinumas. Jie atspindi mūsų asmenybę ir visko gali būti to momento nuotaika. Vokietijoje atlikti tyrimai parodė, kad ekstravertai, žmonės, kuriem yra reikalinga stimuliacija iš aplinkos, dažniau renkasi gaivesnius, aktyvuojančius aromatus. Intravertai teikia prioritetą daugiau harmonizuojantiem rytietiškiem kvapam, o kūrybingos, svajingos asmenybės labiau mėgsta pudrinius ir gėlinius aromatus. Kvepalų pasaulis – įtraukiantis, magiškas, užburiantis ir tikrai kerintis. Šios laidos pašnekovė Evelina Šulčienė, aistringa kvepalų mylėtoja ir labai gražios, estetiškos knygos Kvepalų dalybos autorė, kuriai kvepalai tapo ne tik tai gyvenimo būdu ir didelė aistra, bet ir pragyvenimo šaltiniu. Labą dieną. Sveiki, Audra. Evelina. Labai malonu. Labą dieną. Kaip diena šiandieną? Puikiai, labai gražu už lango, sniegas mus pasitiko. Taip, žiemiška. Labai žiemiška. Po truputį pradeda kvepėti kalėdom. Taip, labai jauku. Evelina, labai nuoširdžiai noriu pasveikinti su šia gražia, estetiška ir vertę kuriančia knyga. Kaip pati nusprendėjai parašyti ir išleisti knygą? Pirmiausia, dėkoju už tas pagiras, žinau, kad jau skaitėte. O kaip parašyti, iš ties negalvojau tikrai, kad tai bus šie metai, kuriais aš kursiu tą knygą ir norėsiu perduoti skaitytojai būtent. Iš ties nuolatos susilaukiu klausimų iš klientų: Evelina, prašau, rekomenduok man kvapus, Evelina, man labai patinka tokie kvapai, gal galėčiau kažką naujo išbandyti. Iš ties tos rauto aš jau nebesuvaldau savo elektroninio pašto, telefono ir sugalvojau, kad reikia kažkur visą tai įdėti, sutalpinti, kad būtų patogu žmogui pasiimti ir atrasti gal kažką tokio naujo. Suprastų iš vis, ko jis labiau nori, ar gaivių kvapų, ar intensyvių, nes šitoje knygoje sudėjau visas privalomasias tokias rekomendacijas, ką žmogus privalo išbandyti, kad suprastų, apie ką yra būtent tam tikra kvepalų kategorija. Taip. Ar keičiasi tavo užklausos ir būtent žmonių edukavimo lygis? Ar klausimai keičiasi nuo tada, kada tu pradėjai savo veiklą ir dabar? Dar teikti to iš ties negaliu, iš ties nuolatos vis dar aš susilaukiu. Standartiniai, klasikiniai viskas klausimai. Standartiškai. Negaliu pasakyti, kad ši knyga jau yra sulaukusi to pasisekimo, jau tikrai daug kas įsigijo. Ji nauja, ji visiškai Evelina, nauja. ji visiškai Tai dar nauja. tikrai negaliu teikti ir manau, kad nesikeis gal. Vieniem turėtų pasikeisti žmonėm, tikrai manau, tai tas švietimas, jis būtinas edukacija. yra, taip, jis būtinas tiem žmonėm šviesti ir manau, laikui bėgant nebesulauksim jau turbūt tokių tiek daug tų klausimų. O kam ji yra skirta? Vyram, moterim, galbūt amžiaus kategorijai? Ar tai yra knyga visiems, kuriem tas magiškas kvepalų pasaulis yra unikalus ir toks įtraukiantis, kaip aš minėjau? Tai man buvo pats sunkiausia misija tokia šioje knygoje padaryti, kam ji bus skirta. Pirmiausia, visą laiką galvojau, kas ją norės skaityti. Tai šioje knygoje iš ties gali skaityti tiek vyras, tiek moteris, tiek kvepalų entuziastas, tiek kvepalais visiškai nesidomintis žmogus, nes iš ties ta knyga padės tam žmogui ir suprasti apie tą visą kvepalų pasaulį, nors šiek tiek įeiti į jį. O kvepalų entuziastui, aš manau, tikrai bus naudinga taip pat, nes čia yra tiesiog kvepalų ABC visas sudėtas, rekomendacijos, kur kvepintis, kaip kvepintis, daug tokių etiketo dalykai, ar ne? Taip. Evelina, o kokie tavo pačios pirmieji kvepalai, ar prisimeni? Tai tikrai buvo dizainerių kurti kvapai, tikrai ne niša, bet kas pirmas,
tikrai neatsiminsiu, nes mano sesuo, aš atsimenu, aš buvau 4-okė, 3-okė, mano sesuo dirbo su kvepalais jau, paskui aš jau vyresnė buvau, tai aš nuolatos, mano tos lentynos tikrai buvo didžiulės, nukrautas, ji negyveno Lietuvoje, tai mes gaudom beprotiškai tie kiekiai kvepalų, bet kas pirmasis neatsiminsiu, bet kažkas iš vaikiško skyriaus tikrai. O gal prisimeni, ką pirmą įsigijai, vat kokius kvepalus, tą emociją, tą vertę, kokią tu išsinešiai, nes tai irgi ko gero yra labai įsimintina. Čia labai, nes aš gal su dizaineriu kurtais kvapais nėra tiek daug, kad atsiminčiau, nes gal labiau man dovanodavo sesuo, bet ir pasiėmiau iš ties, norėjau labai pademonstruoti ir parodyti, tai buvo mano pats pirmasis nišinis kvepalų buteliukas. Jisai tikrai netaip atrodė, bet šiai dienai ir pakuotė yra skirtinga, skiriasi, bet atsiminsiu visada tą savo emociją, kaip aš įsigijau, aš knygoje ir aprašiau apie tą pirmąjį, tą nišinį kvepalų buteliuką. Tai, kaip žinoma, Kristiana buvo pati pirmoji Lietuvoje įvežusi į Lietuvą tos nišinius aromatus. Tai aš tikrai mėnesį laiko vaikščiojau į tą parduotuvę, į savaitę bent kartą pasikvėpinu. Vieną papurškimą pakakdavo, tai visai savaitę, išsiplauni galvą, tu vis dar kvėpi. Tai čia buvo mano svajonių buteliukas, kuris man tikrai labai daug ir pinigų kainavo ir nuo jo prasidėjo ta visa kelionė į nišinį kvepalų pasaulį. Pasiteisino pinigų išleidimas šitam buteliukui, ar po kiek laiko pagalvojai, kad vis tik tai galbūt galėjau kažką kitą įsigyti? Tai buvau studentė, kainavo labai didelius pinigus, tai buvo lito laikai apie 600-700 litų, tikrai nebeatsimenu, labai daug, tai mano studijų kaina buvo tokia. Ir įsigijus tą svajonių buteliuką, man tas kvapas labai greit nebetiko ir nebepatiko. Aš jo nebegalėjau užuosti, jis man toks intensyvus, tiesiog nebegalėjau aš jo pakęsti ir nebežinau, ką daryti. Ir nuo jo prasidėjo visas mano kelionė. Kas dabar yra. Taip, ir toks viskas netyčia gavosi. Ar gali papasakoti savo kelionės istoriją, būtent į tą kvepalų pasaulį, į tą veiklą, ką tu dabar darai, nuo ko viskas prasidėjo? Gal viskas ir prasidėjo, galėčiau sakyti, nuo to sesers gal pirmiausia, kaip mūsų lentynos iš ties būdavo didžiulės dizainerių kurtų kvapų, po to pradėjau domėtis kvepalų istoriją. Tai buvo 12 klasė, tuomet aš išvykau studijuoti į Vilnių, ten pradėjau rinkti kolekcijas kvapų. Aš labai atsiprašau, bet tu studijavai nieko panašaus apie parfumeriją, aš parfumeriją iš ties iš vis nestudijavau kažko panašaus, tai mano hobis, aš visai kitos specialybės žmogus esu. Tai tiesiog mane visą laiką žavėjo ta istorija kvapulų, man buvo įdomu, kas slepiasi tam viduje to kvapo. Kvėpintis tikrai nesikvėpindavau, mane ne tas žavėdavo, bet įdomu, kodėl kvapai kinta, kodėl reformuluojasi nuolatos, kodėl ta leidyba nutrūksta. Tai mane visą laiką tas žavėjo ir prasidėjo viskas nuo to ir kaip atsirado šis mano pirmasis nišinis kvepalų buteliukas nevykęs, iš kurio ir prasidėjo tos kvepalų dalybos. Taip. Tu minėjai, kad tada, kai buvai studentė, pradėjai kaupti savo vintažinių kvepalų kolekciją, ar ne? Taip. Tai ne tik ten vintažas, bet ten tiesiog kolekcija, ne? Ir, šiaip jeigu kalbant apie vintažą, tai teigiama, kad 30 metų senumo daiktas gali būti laikomas vintažiniu. Tai tiesiog labai noriu papasakoti apie tavo tą kvepalų kolekciją, ar ten yra tų vintažinių, kaip tu į juos žiūri, kur tu matai vertę, nes, kaip ir minėjom, viskas labai keičiasi. Taip? Jau užtenka turbūt 2 dešimtmečių, kad kvapas taptų jau to vintažiniu. O kad klasika taptų, gali būti ir jau kitą dieną jis jau gali tapti klasika, labai priklauso nuo visai kitų dalykų. Ir taip pat pasiėmiau turbūt savo vieną tokį Palomo Picasso, vieną iš seniausių kvepalų buteliukų. Tai jam yra 40 metų šiemet sukako šiam buteliukui. Aš pati pamenu mamą savo, kaip jį kvepindavosi būtent šiuo aromatu. Tai man labai primena būtent ir ją, ir šis kvapas nėra nei kiek pakitęs, nors kvepalai iš ties turi tą tokį ir galiojimo laiką. Ko gero kvapas nepakitęs todėl, kad tai yra didžiausia koncentracija eterinių aliejų, ar ne? Ir tai labai išsaugo tą kokybę ir nepakitusi kvapą. Ir beje,
talpa nedidelė ir kaina dažniausiai šių produktų yra brangiausia ir apie tai mes irgi pakalbėsim truputėlį, ne? Tikrai ir dėl tos priežasties gali išsisaugoti aromatas, dėl koncentracijos kiekio ir labai svarbu yra, kaip jis yra tinkamai laikomas, ar kaip jis iš vis laikomas yra. Tai aš tokius savo vintažus, tos senus aromatus iš ties labai saugau, labai myliu, labai prižiūriu ir stengiuosi, kad jie niekiek nepakistų. Nors tikrai visko būna ir tikrai visko atsitinka ir per metus laiko, kaip jie sugenda patys naujausi kvapai, patys brangiausi kvapai ir nors koncentracijos būna didelės, tikrai visko būna. Aš laik sakau, kaip žmogus nežino savo galiojimo laiko, taip ir kvepalai nežinos. Taip. O ar galėtum pasidalinti su žiūrovėm, kurie yra brangiausi tavo kvepalai, sakykime, jeigu kalbant apie vintažinius, už kokią sumą mokėjai už juos? Tai turbūt buvo Klimat. Tai mokėjau 2000. Ir kokio senumo kvapas buvo? Dabar nepasakysiu, bet irgi apie 80-uosius metus, tai apie 40 irgi prieš 40 metų. Taip. Su Klimat aš turiu tokią istoriją, kadangi labai senai dirbau ir ilgokai dirbau parfumerijos kosmetikos pasaulyje, kad tai buvo vieni iš pirmųjų, kuriuos ir tarybiniais laikais moteris galėjo įsigyti, tačiau jau po nepriklausomybės metų, nuo maždaug 20 metų atgal, atėjusios klientės sakydavo, nebe tas kvapas, pasikeitęs kvapas, nebe taip. Pritariu. Ir mano viena iš tokių argumentų buvo, kad galbūt mes jau pasikeitusios šiek tiek esame, mūsų tos emocijos šiek tiek ar ne pasikeitusios ir mes užaugusios šiek tiek, ką apie tai galvoji pati. Tai kvapas tikrai yra pasikeitęs, kas šiai dienai, kaip jis kvepia ir kaip tada jis kvepėjo tą pačią pirmąją tą dieną, tas pakuotės dieną, kurią aš įsigijau už tą brangę pinigų sumą. Tai aišku, kaina priklauso, ar kvapas jau buvo bent kartą prapakuotas. Jeigu jis jau buvo prapakuotas, jo kaina tikrai krenta ir tu nežinai, ką tu gausi. Čia yra tokia loterija. Ar tu gausi sugadintą kvapą, ar tu gausi toks, bet rizikuoji tiesiog. Tai kvapai iš ties kinta nuolatos, jie yra formuluojami, keičiasi ingredientų kokybės, keičiasi netgi ir direktoriai patys pačių brandų, tai tikrai kvapai kinta, tai kaip kvepėjo pirmąją dieną Klimat ir kaip kvepia šiandien, tai yra du skirtingi kvapai ir nieko vertas šiai dienai yra Klimatas, kas buvo vertas prieš 40 metų, tai tikrai neverta šiai dienai jo pirkti, nes tai yra visiškai ne tas ir nieko net panašaus. O Evelina, ar susiduri su tokia situacija, nes man dirbant buvo tai dažna, kad moteris atėjusi įsigyti antrą buteliuką ir jį įsigijusi ateina ir sako, netoks kvapas, man atrodo, kad netoks kvapas. Ar būna tau tokių situacijų ir ką sakai, labai įdomu. Nuolatos, arba būna tai, kad nusipirkus jinai labai puikiai jautė, nuo jos sklido šleifas, kiti ją užuodė. O antrą kartą įsigijus, jinai nieko nebeužuodžia, niekas nebepagiria jos. Tai žinokit, tai susiduria turbūt 80-90% moterų. Dėl to aš laiką rekomenduoju keisti aromatus. Mes turim, kad ir kaip mes mylim tą aromatą, padėkim nors 2 mėnesiam, į spintą į šalį uždarykim, ištraukus po 2 mėnesius vėl kvepės. Mūsų iš ties būna oslė nuvergusi, nusilpusi, tai yra olfaktorinis nuovargis vadinamas, dėl ko taip ir pasidaro, mes jo nebeužuodžiam. Mūsų pH kinta, mes blogai išsimiegam, yra tiek begalės faktorių, dėl ko taip atsitinka. Tai kvepalų parduotuviai kvepėjo kvapas nuostabiai, grįžus namo prapakavus, jis nebe taip nuostabiai kvepia ir galvoja, o testeris geriau kvepėjo, bet produktas jis silpniau, bet čia tas yra mūsų pirmasis įvaizdis. Kai mes einam į namus, mes labai jaučiam tą kvapą, bet ateis antrą kartą, mes tiek jau nebejausim. Tai čia viskas chemiškai iš ties yra paaiškinama. Žinai, mes dar sakydavom tokius argumentus, kad ko gero visi tie ingredientai, kurie yra auginami kažkur, tai ar ne, nes tai yra labai vis tik tai plačiai geografiškai surenkami ingredientai priklausomai nuo kvapo, kad taip pat priklauso nuo klimato, nuo saulės, nuo drėgmės, ar ne, ir tai irgi kažkiek, labai jautriai nosiai gali šiek tiek turėti, kitokius tos atspalvius, ar ne? Taip, tas irgi gali būti. Čia taip pat irgi vienas iš tų įtaką sudarančių veiksnių kvepaluose. Evelina, tave tikrai galiu vadinti kvepalų ekspertę ir
kas tau labiausiai sudaro vertę kvepaluose? Įpakavimas, ingredientai, parfumerių namai, kvapo istorija tiesiog. Vat. Mane taip pat turinys, manęs niekuomet nežavi pakuotės. Aišku, gražu, tikrai yra širdžiai mielų pakuočių, bet man turinys yra pats svarbiausias. Aš niekada nesakau, kad niša yra nuostabi, tik ją pirkite. Dizainerių, kur tik kvapai yra taip pat nuostabus ir man labai širdžiai artimi. Tai aš pati renkuosi tikrai dažnai ir dizainerių kurtus kvapus ir nieko tai nėra blogo, kad šiai dienai visiems atrodo ta niša turi būti tik tais. Tai man svarbiausia yra turinys, pats kvapo išlaikymas, sudedamosios medžiagos, kvapo istorija pati. Tai žodžiu, vis tiek visas bendras dalykas. Taip, žinoma, pakavimas visiškai nerūpi, tie kvepalų namai taip pat nėra tokie svarbus, kiek įdėta gal ta širdis pačio parfumerio į tą darbą. Tai man tai yra visiškas menas buteliukė. Na gerai, o pas tave ateina klientės, ar ne? Ir aš va dabar taip kaip klientė galima ateinu ir žiūriu ir vis tiek patraukia mano akį tai ryškesnis įpakavimas, ryškesnės spalvos. Arba žmogus atėjęs į parfumerijos parduotuvę irgi, jeigu jisai neklausia konsultantės, ar ne, kuri yra savo srities profesionalė, tai vat, tiesiog yra tie dalykai, kurie kažkaip tai pakviečia prieiti prie lentynos ir iš savo klienčių patirties, savo pastebėjimų, ką galėtum pasakyti, jeigu ateina klientė ir nieko neklausia, prie ko jos dažniausiai prieina? Prie ko prieina, tai turbūt prie savo tai širdžiai mielų. Aš visą laiką sakau, jūs intuityviai galite net rinktis tą kvepalų buteliuką, nes iš ties taip per vedamas ir mano kvepalų degustacijas, aš paskui leidžiu žmonėm patiems prisilies, pabūti su tais kvapais. Tai dažniausiai žmogus paima tą buteliuką, atrodo, ir jisai sako, čia apie mane. Tai iš ties tai būna, bet aš kaip ateina žmogus visą laiką jiems stengiuosi įdiegti visą tai, kad neuostytų visko, nevargintų savo uoslės visais. Neskubėtų. Jo, tai turi viskas įvykti ramiai, lėtai ir neimpulsyviai svarbiausia. Pasimėgaujant. Tu užsiminėjai apie kvepalų degustacijas. Ar gali truputėlį papasakoti, kaip visa tai vyksta? Tai iš ties taip gimė visai netyčia. Tai dabar jau skaičiuoju, aš 7 ar 8 metai, bijau pameluoti, niekur taip nesiviešinau. Kolekcija pas mane visuomet buvo nemaža ir viena kirpyklos savininkė paprašė atvykę Eveliną pas mus pravesti renginuko. Galvoju, kaip aš negaliu, tokia dar tikrai, kad vesti kažko. Ir tai prasidėjo po truputį, po lengva ir kad įsivažiavo taip, kad neturiu vietų jau vasarą, nebeturiu vietos gruodžio mėnesį, lapkričio mėnesį, tai dabar vasarą jau pildosi tom degustacijom. Kitai vasarai, jau kalbant apie kitus. Jo, jau žiemos periodo laisvų vietų iš vis nebeturiu, nei sausį, nei vasarį. Tai iš ties labai žmonėm patinka, man labai patinka, kad jie nori domėtis, jie iš ties domisi tą parfumeriją, jie labai populiari yra Lietuvoje ir žmonės kuo toliau, to labiau domisi. O edukacijom daugiau domisi moteris, ar ir vyrai yra, kaip sakykime, daugėja vyrų, ar ne, kurie... Deja ne. Nežinau, pasitaiko tikrai ir tų vyrų pasitaiko, bet moteris dažniausiai gal paima tą viršų, jos išrenka vyrui kvepalus, vyrai nenori savo gal išsirinkti, reikia žmonos paklausti, tai tikrai daugiausia, taip 95% yra moterų. O šventės tada, mergvakariai kokie, ar ne? Kada užsisakinėja edukacijas? Gimtadieniai, nežinau, kokios būna. Tai mergvakariam vasaros periodas yra skirtas mergvakariams, gimtadienio šventėms, žiemos periodas labiausiai būna tie team buildingai, įmonių vakarėliai, įvairiausios tokios draugų pasisėdėjimo šventės. Bet jau turiu tikrai užsakytų vasarai mergvakarių, tai turbūt man labiausiai patinkanti tema, aš labiausiai galėčiau turbūt daugiausiai pasakoti apie šią temą moteriams, ypatingai kurios planuoja tas vedybas, kurios tuoksis. Prašau papasakok. Tai iš ties man tai yra labai, atrodo, svarbu tą jauną. Jeigu man tada būtų pasakę, kai aš tokiausi tokių dalykų, man būtų labai daug gerų patarimų, emocijų suteikę. Būčiau išsaugojus visų pirma tą savo kvepalų buteliuką. Turbūt tas ypatingos dienos, vestuvių dienos, bet
kadangi nežinau, nei kom aš kvepėjau, tikrai nepamenu, nes tai tikrai buvo jau senai, daugiau nei prieš 10 metų. Bet aš nuotaiką visą laiką patariu, tu išsirinkit tokį aromatą, kurio tu nekvėpėsi nei vakar, nei užvakar, nei rytoj, nei kažkokią paprastą dieną, bet tas kvapas turi būti ypatingas. Tai yra tavo vestuvių aromatas, tavo tos ypatingos dienos ir tą buteliuką, turėk ne visą pilną, ne 100 ml, nes mes, pas mus galime įsigyti ir 10 ml likutį buteliuke, tai tu tą likutį nusipirk ir paslėpk, įdėk į dėžutę ir turėsi tokį labai nuostabų prisiminimą ir galėsi savo vaikam, anūkam pademonstruoti, kokia tu buvai nuotaka, kuom tu kvepėjai, nes anksčiau senovė iš ties mes, nuotakas, aš ne, bet mano mama ir jos laikų moteris ir dar senesnės išsisaugodavo savo gėlių puokštę, šakelę. Ir taip kaip prisiminimas savo tos vestuvių dienos, tai man nuostabu būtų išsisaugoti tą aromatą, kuom aš kvepėjau tą dieną. Na, grįžkime prie kvapų. Evelina, kuom skiriasi nišiniai ir dizainerių kurti kvepalai? Tai dizainerių kurti kvapai iš ties kurti jau visuomeniai, masiniai tai visuomeniai, tai yra gamyklos. Aromatai, sakau, neturi jokios istorijos. Bet nišą privalo turėti. Kiekvienas kvepalų buteliukas, jis privalo turėti savo istoriją. Tai, aišku, ir kokybė, ingredientų kokybė priklauso tikrai labai skirtinga yra. Taip pat patys parfumerių namai. Anksčiau iš ties nišą būdavo labai sunku įsigyti, tai yra tikrai specializuotos parduotuvės. Kad tu ją įsigytum, tai prireikdavo iš ties nemažai kantrybės, laiko. Šiai dienai man net stebina, kad yra tokios didžiosios parduotuvės, kur prekiauja statybinėm medžiagom, bet ten ir prekiauja ir nišiniais kvepalais. Tai nišą aš jau nebevadinu šitų kvapų, vien dėl to, kad yra prieiga visiems, bet kam ir bet kur. Tai niša man tokia, kur sudėtinga. Na, ko gero, taip ir yra, vartotojui gal yra ir patogu, jei iš tos pusės pažiūrėjus, tas prieinamumas, paprastumas ar ne, bet kaip ir tu pati sakai, niša, kokybė, tas prestižas ir ta aukšta klasė, ko gero, kad jinai ir turi būti šiek tiek svajonė ir dėl jos šiek tiek pastangų reikia įdėti, kad ją turėti. Ar galim žiūrovėm papasakoti, kokie yra žymėjimai? Aš labai trumpai, kad tai yra kvepalai ar ne, parfumuotas vanduo, tualetinis vanduo, bet šiek tiek, kad suprasti skirtumus šitų dalykų. Tai tikriausiai prasideda nuo odekolono. Kologne rašosi, taip. Tai tada eina Eau de Toilette, EDT žymima. Tai labiausiai, tai turi tikrai labai silpną koncentraciją, aromatai išsilaiko labai trumpai ir šie Eau de Toilette aromatai daugiau naudojami vasaros periodu, kaip nenorim apsunkinti nei savęs, nei aplinkos. Ir pagrindas yra sudarantis tai Eau de Parfum. Tai viskas parfumuoti vandenis iš ties. Tai tikrai jie yra patys populiariausi, mūsų parduotuvėje jų yra daugiausia, tuomet yra ekstraktai. Tai šie aromatai tikrai turi jau ilgesnį savo išlaikymą. Taip pat yra ir aukščiausios kategorijos, tai yra Pure Parfum, tai jų kaina iš ties jau yra didelė ir, nežinau, gali prasidėti nuo 500, gali baigti 10 000 įvairiausių yra. Taip pat yra ir atarai. Atarai tai būna jau maži buteliukai, tai yra apie 7 ml, būna ir 12 ml, ir būna ir dar mažiau. Tai jau yra pati aukščiausia koncentracija, tai yra aliejaus pagrindų, tai jau išsitraukus iš pipetės tu tik paliesti. Kaip aukso dulkė, ko gero, ar ne? Taip. Esu turėjusi ir amuažo, būtent atarą, ir Tizianos Terenzi, tai tikrai jie jau turbūt 3 dienas laikosi, jų kainos iš ties yra labai didelės, tai jau turbūt prasideda nuo 700 ir taip toliau. Ar galime paliesti kvapų natas, kad mūsų žiūrovės pasikartotų, o gal iš naujo sužinotų, kas tai yra, kaip jos atsiskleidžia ir kodėl svarbu apie tai žinoti? Tai yra tokia kvepalų piramidė vadinama, jie visuomet atrodo taip paprastai kaip piramidė, tai yra viršutinės natos, jos būna gaiviausios, tai būna citrusai, vandens natos, kažkas tokio gaivaus ir lengvo. Tuomet eina pats kvapo piramidės vidurys, tai būna
prieskoniai, pudra gali kokia būti, gėlinės natos ir yra apačia, tai yra jau bazė, kuri išsilaiko, pasirodo jau to ilgiausiai, tai dažniausiai būna medienos, agarmedžiai, įvairiausi muskusas, įvairiausios tos intensyviosios natos, kurios tikrai išsilaiko ilgiausiai ir atskleidžia tą visą aromato grožį. Taip. Tai ko gero tada, kada mes pareiname į namus jau, ar ne, pasipurškę kvepalus kažkokius ir norėdami išmėginti, tai namuose ir atsiskleidžia tos pagrindinės jau natos ir vertinti kvapą vien tik tai papurškus, tai būtų neteisinga ir kartais ko gero ir moteris nustemba, nes pradžioje vienas kvapas, o paskui visiškai kitas. Taip, tai va dėl to reikia su kvapu išties išgyventi, padraugauti, pabūti visų pirma su juo ir aš niekada nesakau, kad iš karto jūs turit nusipirkti, įsigyti, tai dėl to yra tokia pas mus galimybė, kad žmogus gali pabandyti tą aromatą, įsigijęs 5 ml, tai išties tai pirmai pažinčiai tikrai pakanka, nes ten išties yra nemažai tų kvepalų, kaip 5 ml, man tai tikrai yra daug. Ir tu padraugauji su to aromatu, tu jį pastebi išties skirtingose situacijose. Tai sningant sniegui jis skleidžiasi kitaip, lyjant lietui, šildant saulei. Tai būtinai reikia tą aromatą panešioti skirtingose vietose, situacijose. Evelina, ar prancūziški kvepalai tavo nuomonė yra patys geriausi? Ne, turbūt, kad ne. Man turbūt nepriklauso tai, kuria šalis būtų, kaip ir Nišan, tai vieni tikrai tų ekstraktų, buteliukų, nuostabus išlaikymai, tikrai man jie labai patinka, bet tai yra Turkija, kaip daug kas nustemba, kaip tai Turkija, visi pripratę, kad daug... Taip, Europos daugiau jau bent jau, ar ne, Europos italų. Taip, tai ir vokiečiai, ypatingai Birchholz, tai šiuo metu turbūt mano vienas tų mėgstamiausių tokių brandų, nuostabus brandas, tai yra 2 brolių brandas sukurtas vokiečių. Tai šiai dienai Europa tikrai yra nuostabi ir nuostabius aromatus kūrė ne tik Prancūzija, aišku, Prancūzija yra kvepalų meka, sostinė. Kokios yra aromatų rūšis? Ar galėtumėm šiek tiek įvesti mūsų žiūrovės į šią tematiką? Tai yra ir citrusiniai, ar ne, ir gėliniai aromatai. Tai va truputėlį praskleiskim tą šydą. Taip, tai čia visi žinome tos citrusus, turbūt lengviausia juos atskirti, kad citrinos, bergamotės, laimai. Taip pat yra tie gėliniai aromatai, kuriuos mes išties pagal etiketą turėtumėm naudoti pavasario metu. Žiemos metu mes jau naudojame tos intensyvesnius aromatus, vadinamus medienos, animalistinius, tos visus muskusinius, ambrinius aromatus, kurie būna prieskoniai, tai cinamonas, vanilė. Įvairiausi išties yra aspektas didžiulis tų kategorijų kvepalų, gėlės vaisiai išties labai populiarūs yra, labiausiai geidžiami turbūt tarp žmonių. Tu paminėjai animalistinius kvapus. Pakonkretinkim, kas tai yra. Jo, turbūt daug kas net nesupranta, kas tai yra animalistinis. Tai nuo seno žmonės išties naudodavo tos animalistinius gyvūninės kilmės kvapus, ne tik kvepaluose, bet ir medicinoje. Bet šiai dienai tai yra draudžiamas tas žiaurus elgesys su gyvūnais, tai naudojamas yra sintetinės medžiagos, tokios kaip būtent muskusas, ambra, bet tai yra viskas sintetiniai. Tai nėra ta tikroji ta kašaloto liauka, ta ambra, nėra tas tikrais muskusas naudojamas. Tai yra, bet žmonės tai yra vieni turbūt geidžiamiausias ingredientas kvepaluose. Ir ko gero, man atrodo, jisai bazėse būna dažniausiai. Jo, jisai būna tai pačioj jau apačioj, tai jisai tikrai duoda, vieni ambra duoda tą šilumą, tokią saldumą, tokį. Tai... Evelina, ką galėtum pasakyti moteriai, kuri ateina ir sako, aš įsigijau kvepalus ir mano draugė pasikvėpino su jais, bet kvapas visiškai yra skirtingas. Tas pats kvapas, bet ant manęs ir ant tavęs jisai ir užsiuodžia skirtingai ir mes pačios jaučiamės visiškai skirtingai. Kaip yra? Taip, tai yra labai normalu ir natūralu, ypatingai skiriasi labai ryškiai, tai vyro oda ir moters oda labiausiai didžiulį tą skirtumą duoda, bet kaip draugės kvepia skirtingai, tai taip pat
Tikrai tai būna ir daugumai tai būna ir labai normalu, nes tai yra mūsų skirtingi pH. Pirmiausia, pH lygis, mūsų genetika skirtinga, mūsų gyvenimo kokybė skirtinga. Mes viena daugiau išsimiega, kita mažiau, kita didesnį fizinį aktyvumą turi, kita mažesnį. Tai labai yra beprotiškai didelis. Taip, skirtumas. Tai yra skirtumas. Ką pati galvoji apie unisex kvapus? Nes iš mano istorijos yra tokia situacija, kad taip, aš turiu vienus, kaip ir unisex kvapus, pirkome kartu, kad naudosime su vyru, man pasisekė, dažniau naudoju aš ir nusinešiau į savo vonios kambarį. Bet koks tavo požiūris? Ar tai teisinga, ar neteisinga? Nes tai šiek tiek griauna mitus, kurie atėjo ar ne, istoriškai, kad moteriški kvapai, vyriški kvapai. Bet dabar viskas yra labai pasikeitę. Kas buvo seniau, tai nieko panašaus nebėra, kas yra dabar. Unisex aromatai, man čia pagrindas, čia yra viskas, ką mes turime parduotuvėje, tai yra unisex. Žinoma, vyrams jie parduotuvė dažniausiai man sako, man reikia vyriškų kvepalų, nusakau, labai daug kas gali teikti, būtent vyriškų, ko moteris iš manęs netimtų ir netims. Ir šiai dienai labai tikrai pasikeitė, ką moteris kvepinosi prieš 5 metus, šiai dienai labai vyrai kvepinasi tais kvapais. Tai aš nieko blogo nematau, mes visi žmonės esam skirtingi ir turim atrasti savąjį aromatą. Taip. Nuo ko rekomenduotų mūsų laidos žiūrovėm pradėti rinktis kvapus? Tai pirmiausiai užeiti čia pas mus, nes tada viskas būna labai lengva ir labai paprasta. Mes tikrai, aš niekada nenoriu kišti žmogui aromato, aš noriu pirmiausia, kad jis pabūtų, pabuostytų, pabandytų, išbandytų, pasimėgautų tuo dalyku, nes nėra mūsų tas tikslas, kad pardavimai kažkokie kuo greičiau, būtų. Tikrai, kad kuo greičiau. Ne, man čia kaip tik yra toks malonumas, nes tai viskas gimė iš tikro hobio, iš vidaus, aš manau, kur nėra mano toks tikslas, kur visi eikim vienodai, kvepinkimės, mano pardavimus didinkim, arba tam tikro kvapo brandą man reikia išparduoti, tikrai to nėra. Ir labai iš ties rekomenduoju atvykti, pabūti bent jau su tais kvapais, ramiai pasiuostinėti, pabandyti tos 5 ml, panešioti pirmiausia, o paskui galima eiti ir toliau. Ir ko gero vienas iš svarbiausių neskubėti, ar ne? Taip nesigaus, kad įlėkiau, pasipurškiau, gal tiko, ar ne? Ir... Jo, bet kadangi tai yra toks mūsų labiausiai tikslas, kad žmogus neįsigytų pilnos talpos, ką mes ir parduodam, bet kad jis įsigytų tą 5 ml ar 10 ml talpos buteliuką, kad panešiotų ant savęs, kad įsigytų gal 2-3 skirtingus tos aromatus, laikui einant pabandytų, išbandytų, pažiūrėtų, kur jis geriausiai jaučiasi. Ir va tada, aš tada sakau, tada gal ir reikia to tikro, pilno kvepalų buteliuko. Taip. Ar galime parodyti mūsų žiūrovėm, kaip testuoti teisingai kvepalus, kaip jas purkšti? Žinoma. Laidos generalinis rėmėjas Maisto papildai Adiada. Tai išties reikėtų pirmiausia pauostyti iš pačio dekanterio, ar tai kvapas jisai tikrai jaučiasi, ar jis jums patiks, nes jeigu viską mes uostinėsim ir viską purškinėsim, tai tikrai neužuosime. Tai geriausia yra purkšti ant savo riešo, jokių būdų mes netriname, nes ir nuolatos pasitaiko žmonių, kurie ateina, prisitrina. Iš ties tai aromatas turi atsiskleisti. Leiskit jam įsigerti jūsų odą. Susigulėti. Ir iš ties tada jaučiasi tas aromatas. Žinoma, pati pabaiga to aromato atsiskleisti, tik jums gal grįžus namo ar ryte net atsibudus pajausite. Evelina, o kur kvepinti, kur purkšti kvapą? Chanel Coco pasakė, kad ten, kur norime bučinio, bet ko gero į lūpas mes jo, bet mes į lūpas nepurškiam. Tai
kokie būtų patarimai? Iš ties rekomenduojama į tas šilčiausias savo kūno vietas, nuo kurių geriausiai sklinda aromatas, bet kaip žinome, tai nuo sprando iš ties ir sklinda visas mūsų, visa ta šiluma, dėl ko mes ir pirtyje užsidedame tas kepurės, tam, kad neišeitų ta šiluma iš mūsų sprando. Tai yra toks tikrai geras tipsas ir tikrai daug kas net nežino, kad reikėtų pakelti visų pirma savo plaukus ir užpurkšti ant sprando. Ant plaukų mes jokių būdų nekvėpiname, tai yra visur sudėti alkoholio, tai kvapai iš ties plauką pažydžia. Tai rekomenduotina ant riešų, tikrai nuostabu. Vasaros periodu galime būtent ant čia papurkšti, ant kelienų įvairiausių. Jeigu mes ant kaklo purškime, tai jūs įsivaizduojat, kad jūs nuolatos gyvenat su to aromatu. Nu, čia ta pati ertmė, galime sakyti. Ir mes taip vaikštom ir tas aromato šleifas yra nuolatos jumyse. Ir jūs taip įsivaizduokit, kad tai yra 15 minučių, po 15 minučių jūs nieko nebeužuosit. Ir dėl to jūs galite sakyti, kad nebeužuodžiu tų kvepalų, man jie nebe taip jie kvepia, mes kaip išsikvepinam būtent šitas vietas. Aš stengiuosi šitas vietas praeiti, aišku, tai yra jau toks gaunasi, jau įprotis, kad mes taip kvepinamės, bet man labiausiai patinka riešai. Nes aš riešą vieną pasikvėpinu vienu kvapu, kitu, nes man reikia nuolatos ir tuos kvapus aprašyti, išgyventi su jais, mokėti papasakoti apie kiekvieną kvapą, žinoti, kur geriausiai, kas geriausiai atsiskleidžia, kokios natos atsiskleidžia ir kam jisai labiausiai tinka. Tai aš gyvenu ant riešų, bet jeigu einat kažkur pasimatymą, kažkur einate į kažkokį susitikimą, aš vis laik rekomenduoju ant sprando, pasikvėpinkite, plaukai užkrenta, bet jūs kaip einat, jūs nešate kvapo šleifą su savimi iš paskos. Žinai, Evelina, aš turiu tokį įprotį, kurio noriu pasidalinti. Aš įprastai kvepinuosi dar neapsirengusi, nes jeigu aš apsirengiu ir pradedu kvepintis, tai rizika, ir taip nutiko ne vieną kartą, kad užsipurškiau ir ant rūbo, ir čia yra buvę, ar ne. Bet aš purškiuosi tada, kad aš neapsirengus ir aš kvepinu va šitas va vietas. Va. Ar tai yra teisinga? Labai teisinga. Labai. Aš taip pat labai mėgdavau. Nu, kadangi nebeturiu tam laiko, nebeskiriu tam laiko, nes tai būna mano darbinė aplinka, kad aš pirmiausia pasikvepinu, tai darbe, ne namuose, bet jeigu aš tą dieną nedirbu, aš taip pat išėjus iš po dušo, man labiausiai patinka papurkšti, įeiti tą kvapo debesį, tai labai nuostabu riešai patys. Tai rekomenduojam ir žiūrovėm tą daryti. Tikrai, taip. Evelina, ar yra kvepalai dienai ir vakarui? Ar galima tą patį kvapą naudoti tada, kada tik tai nori, kada jautiesi, kad tave tas kvapas traukia? Iš ties dažniausiai tai 90% žmonių ir naudoja kvepalus tada, kada jie to nori, kokius jie nori, bet tai yra kvepalų etiketas, kurio mes turėtumėm iš ties laikytis, apie jį bent jau žinoti, kad nepadaryti apie save blogos įtaigos ir kitiems žmonėms nesuteikti nemalonumo tokio pojūčio. Tai yra tokie dieniniai kvapai, kurie būna iš ties lengvesni, tai gali būti švaros aromatai, tai gali būti citrusiniai, geliniai, vaisiniai, bet kurie neturi to tokio labai intensyvaus išlaikymo, tai turėtumėm kažką subtilesnio tokio rinktis, kur tikrai nesuerzintumėm kitos aplinkos, tos darbinės aplinkos. Vakarinius aromatus reikėtų rinktis intensesnės koncentracijos, tai tinka extract de parfum, pure parfum, ar tie visi patys atarai brangiausi. Tai su šiais aromatais mes jau parodome, kad mes jau čia esame, mes įėjome, ar jeigu norite palikti tą kvapo šleifą, tai rekomenduotina rinktis tos intensyvesnius aromatus, kurio jų ta sklaida jau tokia platesnė ir didesnė. Labai turiu klausimą dėl kvepalų etiketo apie kiekį ir apie tą šleifą. Ar ne? Kada yra šleifas gerai ir kada šleifas yra labai neskoninga ir labai rėksminga. Tai šiai dienai jau po truputį ateina tokia mada, kaip šleifas nebėra madoje. Iš ties aš pati nesu mėgėja jo, mėgstu palikti aplink save tą tokį paslaptingumą, tokį apie save, tik tai jis nenoriu, kad visiems pasauliu gal pasakoti, bet tikrai būna tokių dienų, tokių progų, išeigų, kaip norisi pasirodyti, parodyti. Turėti daugiau erdvės, ar ne? Taip, gal kažkur, bet tikrai būna tikrai tokių dienų ir didžioji dalis net moterų šito nori atkreipti tą dėmesį, bet reikia laikytis iš ties tą kvapų etiketo.
Tai yra 1-2 papurškimai, jokių būdų nedaugiau. Nors ir jūs neužuodžiate to aromato, nevalia daryti 1, 2, 3, nu dar kur nors 4, tai to tikrai nevalia daryti. Aš pati esu dalyvavusi vasarą vestuvėse, bet tai jau buvo senai ir svečias buvo tikrai intensyviu aromatu, tai ekstrakto koncentracijos kvapu išsimaudęs. O tai buvo 1, 2, 3, 4, 5, tai jūs įsivaizduojate, tas žmogus savęs nejaučia, neužuodžia to kvapo, bet mes visi tai jaučiame. Jaunoji buvo pikta, jos nesimato, matosi tik tas žmogus, jinai tik atkreipia į save dėmesį. Tai vat, reikia pagalvoti, kokią mes žinutę norime siūsti pasauliui, apie ką mes esam, ką mes norim spinduliuoti. Taip. Kaip su kvapų sezoniškumu? Ar yra vasarai skirti, žiemai? Taip, tikrai taip, tai yra vasariniai aromatai, tai yra tie gėliniai, tai dažniausiai renkamės pavasarį, kaip visa gamta bunda, tai yra pats tas pikas naudoti tos gėlinius aromatus su gamtos pabudimu. Vasarą mes naudojame citrusinius, gėlinius, dar taip pat galime naudoti to švaros aromatus, vaisinius kvapus. Na jau pradėjus vėsti, temperatūrai leistis žemyn, tai kvapo projekcijos iš ties tampa labiau tokios sunkiau išsilaiko aromatai. Tai reikėtų jau traukti prieskoninius, tai va tos visos agarmedžiai daugiau naudojami. Žiemos periodų nuostabu yra kvėpintis cinamonų, vanilę, tai šildančiais ingredientais, taip, ambros kvapais, kurie iš ties suteikia tokio jaukumo, šilumos, kurių tos sklaida tokia jau didesnė būtų ir išsilaikymas ilgesnis. Ką pasakytum tokiai klientai kaip aš, kuri tau sakytų, man nepatinka gaivus aromatai, man nepatinka gėliniai aromatai, aš noriu ir vasarą turėti va tą kvapą, tą solidesnį, na taip pavadinkim, ar ne? Vienu žodžiu, ką tu man atsakytum? Aš iškart parodyčiau jų muskusinius turbūt kvapus, nes jie turi tokio ir švaros, ir tokio kažkur ir prieskoniuko tokio lendančio. Iš ties jie tokie subtilūs, elegantiški kvapai, kurie tinkami visais metų laikais. Yra begalės kvapų, kuriuos mes galim naudoti visais metų laikais. Yra kvapai, kuriuos galime naudoti tik vasarą, yra kvapų, kur galime naudoti tik žiemą. Tai vat iš ties turėčiau ką jums parodyti. Tai čia ko gero labai gerai išgirsti, kad visiems atvejams yra ir pasirinkimas. Evelina, o kur reikėtų laikyti kvepalus? Iš ties žmonės dažniausiai laiko neteisingose vietose. Negali jokių būdų laikyti vonios kambaryje, negali laikyti savo svetainėje, kur to tiesioginė saulės spinduliuotė eina nuo langų, kur oro temperatūra nuolatos kinta, tai būna šilta, šalta. Tai vat, reikia gerai apgalvoti savo namų tas vietas, kad neturėtumėm jokių būdų tiesioginės saulės temperatūros, skirtumo, svyravimo, neturėtumėm drėgmės. Tai aš kur laikau, tai laikau savo spintoje, drabužinėje, kurie užsidaro, nėra jokios tiesioginės spinduliuotės, jokios drėgmės, kvepalam ten tikrai palanki sąlyga gyvuoti, bet pagal viską kvepalai mėgsta 14-16 laipsnių temperatūrą. Tai mes vis tiek neturime tokių didelių gal kolekcijų, vieni daugiau turi, kiti mažiau turi, tai kvepalai tikrai neturėtų sugesti, tai iš vonios kambarių išnešam. Taip. Evelina, dar noriu šiek tiek prisiminusi savo asmeninę istoriją, paklausti tavo nuomonės. Ar tu dažnai susiduri su tokiais dalykais? Tada, kada dirbau pati ir atėjusi klientė, manęs paprašė gaivaus kvapo. Kas man galėjo šauti į galvą, tai buvo, na, toks Kenzolių Parkenzo aromatas ir aš jai pasiūliau kaip gaivų aromatą. Jinai pauošiusi, sako, o jetus, tai čia visiškai negaivus, čia labai saldus, duokit man gaivesnį. Mano fantazija tiesiog tuo metu neturėjo daugiau pasiūlymų. Ar tau taip nutinka ir kodėl tavo nuomonė taip nutinka? Tikrai nutinka. Mes žmonės visi turbūt skirtingai jaučiam ir ta savoka tokia yra skirtinga tikrai visų žmonių. Dažniausiai gal nutinka, kai parašo žmogus, labą dieną, prašau, rekomenduokit jokių būdų tik nesaldžius kvapus, tik nemėgstu saldžių. Nu tada eini prie kito klausimo, kuom jūs kvepinatės, gal gali bent pavyzdžių, gal ir kai pradeda pavyzdžius savosius, ten tiek saldumo ir aš pati galvočiau, aš negalėčiau pati pasikvėpinti tokiais kvapais, nes ten taip saldu. Tai tikrai būna, ateis ir parduotuvė žmonės, man būtent irgi gaivaus, parodai gaivaus, tai jam čia vyriškas, tai dar kažkoks. Tai tikrai taip yra, nutinka. Unikalu, ar ne? Individualu be galo.
Čia nieko tokio nepadarys, aišku, reikėtų, bet gal daugiau tada kaip testuoji, daugiau tą pažinti tokie darai su tais kvapais, tada jau pradedi pats mokėti tą kategoriją, išreikšti, pasakyti, tai čia ar gaivus, ar sunkus, ar intensyvus kažkoks saldumas. Daugiau tų epitetų apibūdinančių, ar ne, tai, ko tu pageidauji. Dar labai norėčiau iš tavęs išgirsti apie mitus, ar jie yra šitoje srityje ir kokie jie, gal gali pasidalinti. Tai pats pagrindinis turbūt, jeigu neužuodžiu, man kvapas tinka. Tai yra visiškas mitas, atėjęs nuo senų laikų. Išties, jeigu mes kvapo neužuodžiame, tai nereiškia, kad jis mums tinka, tai reiškia, kad mes esam prie jo pripratę. Tai vadinamas olfaktoriniu nuovargiu. Tai mūsų uoslė yra pravargusi prie tam tikro kvapo, kurį mes nuolatos jaučiame ir užuodžiame. Tai aš visą laiką duodu tokį pavyzdį. Sugrįžti į savo namus ir tu nejauti savo namų specifinio kvapą, bet pas draugę atėjus, tu visada pajausi tą specifinį namų kvapą, o draugė savo ne. Tai čia yra olfaktorinis nuovargis, kurį jūs nuolatos kvepuojat ir pavargstat nuo to kvapo. Reikėtų išties keisti tokiu atveju, bet čia yra vėl kitas dalykas, apie kurį galim paskui kitą temą pakalbėti jo ir savo knygoje išties aprašau apie šitą visą dalyką. Dar kitas mitas yra testeriai. Iš testerio geriau laikosi, iš testeris yra didesnės koncentracijos negu produktas pats. Tai yra visiškas mitas. Testeris ir produktas yra vienodi produktai, jie niekom nesiskiria, tiesiog testeris neturi pakuotės. Jisai reprezentaciniam reikmėm labiau naudojamas, parduotuvėms reikmėm, kad jūs patys galėtumėt patestuoti, o ne produktą mes plėštumėm ir jūs purkštumėt ant savęs. Tai tuom ir skiriasi šitie visi dalykai, taip pat patys didžiausi turbūt šitie mitai, kuriuos aš girdžiu dažniausiai. Evelina, tu turi ir fizinę parduotuvę, ir internetinę, ir ar gali patikslinti dar kartą, kur tave galima rasti? Mane galite rasti dabar jau naujuoju adresu, naujoje mūsų parduotuvėje. Tai yra Statybininkų gatvė 23E, visai netoli naujųjų Vilmer Spadėlio namų įsikūrę esame. Šis mūsų naujasis prekybos centras atvers duris tik gruodžio 12, bet mes jau nuo rytojaus sveikinsime su savo pirmaisiais klientais, ar ne, naujose patalpose. O internetinė parduotuvė tai www.kvapniosdalybos.lt. O kokia tavo yra pagrindinė šitos veiklos idėja ir misija? Tai iš ties, kad žmogus atrastų apie save tą aromatą, nekvėpintųsi tuo, ko kvėpinasi sesė, kolegė, kaimynė, draugė ar dar kažkas, o atrastų apie save tą aromatą. Tai tam pasitelkia tų 5 ml, 10 ml pagalbų, jūs taip turit galimybę atrasti aromato apie save. Aš nesakau, kad tai bus visam laikui, visam gyvenimui, nes mes nuolatos žmonės keičiamės, mūsų norai keičiasi, visa pasąmonė, visi norai, nenorai. Tai dėl to turi bent jau tam laikui, tą emociją savo atrasti aromatą apie save. Tai mano misija yra, kad žmogus atrastų savo skirtą aromatą. Kuris padėtų jam, ar ne? Sustiprintų jį ir tą iliuziją, tą gražiąją, kad galėtų padovanoti. Evelina, ir laidos pabaigai pasidalink savo top 3 mūsų žiūrovėm, kalbant apie kvepalus. Tai pirmiausia, labai rekomenduoju laikytis to saiko, to kvepalų etiketo. Nereikia, aišku, drastiškai, jeigu kvepinatės, mėgstate tos gaivius aromatus, tai kvepinkitės ir žiemą. Čia jau yra apie jūs, bet saikas, jisai privalo išties išlikti. Tikrai nėra labai skanu, kaip užuodi iš 50 metrų jau moterį, kad tas aromatas, tai tikrai turim išlaikyti apie save daugiau tokį intymumą. Taip pat rekomenduoju gerai apgalvoti ir pažiūrėti, kur jūs laikote savo kvapus. Jeigu laikote vonios kambaryje, išimkite iš tos vonios kambario tos kvapus, negadinkite jų. Aš kvepalus vadinu kaip kolekcinio alkoholio. Jiem išties nepatinka drėgmė, saulė, šviesos. Ir taip pat konsultuokite su specialistais, konsultantais, tai tikrai yra labai svarbu, nepasikliaukim tą pirminę tokią emociją, nes dažniausiai tai būna niekam tikę tie pirkiniai, kurie paskui dulksta mūsų lentynose.
Na kągi, Evelina, mūsų laida artėja į pabaigą ir tau noriu įteikti mūsų generalinio laidos rėmėjo Adiada įsteigtą dovaną. Tai yra Collagen Express. Šis kolagenas yra praturtintas vitaminu C ir tai užtikrina mūsų kaulų, kremzlių ir kolageno sintezę mūsų organizme. Kaip girdėjau, naudoji šios Adiados ar ne papildus? Taip, Adiada iš ties, turbūt vienintelė tokia mūsų Šiaulių mieste, kurioje tikrai apsipirkinėja visa mano šeima. Tiek proteino, tiek visokiausių skanumynų. Bet šito ne, labai džiaugiuosi, iš ties labai nustebino dovana, esu laiminga ir šitas produktas yra praturtintas hialurono rūgštimi, taip žiemos metu dar didesnė nauda. Super. Kolageną tikrai naudoju, labai smagu. Tai labai džiaugiamės, kad mūsų pašnekovė yra patenkinta dovana, bet turime ir savo žiūrovėms staigmeną, kad jau nuo penktadienio Facebooko paskyroje bus paskelbtas konkursas, kurio metu galėsite laimėti Evelinos knygą, naują, gražią ir kvapnią knygą Kvapnios dalybos. Sąlygos yra gana paprastos: pamėgti Kvapnios dalybos Facebooko profilį ir parašyti noriu. Taigi dalyvaukite, sekite ir laimėkite. Laidą noriu pabaigti taip pat Coco Chanel žodžiais: moteris, kuri nesikvėpina, neturi ateities. Mielos žiūrovės, kvėpinkitės, mylėkite, kurkite savo ateitį. Iki pasimatymo. Laidos rėmėjas – Kvapnios dalybos, nišiniai kvepalai mažais kiekiais. Laidos generalinis rėmėjas – maisto papildai Adiada.